Sveiki! Trumpai apžvelgsime, kokius veiksmus galima atlikti su jau įrenginyje išsaugotu BigPris Pro dokumentu. Atidarome aplanką dokumentai. Pasirinkame jūs dominantį dokumentą. Spaudžiame ant 3 taškų simbolio šalia pasirinkto dokumento. Atsidaro 4 parinktys. Pirma – kopijuoti. Antra – dalintis. Ši funkcija leidžia dalintis originaliais BigPris Pro dokumento failais su kitais BigPris Pro naudotojais. Trečia – spausdinti. Su šia funkcija pasirinktą dokumentą galite konvertuoti į PDF failą, kurį galima nusiųsti klientui, pasidalinti su kolegomis arba išsaugoti įrenginyje. Ketvirta – ištrinti. Ši funkcija ištrina dokumentą iš įrenginio. Dabar apžvelgsime kiekvieną funkciją atskirai. Paspaudus kopijuoti atsidaro laukelis "Suteikite failo pavadinimą". Čia galite suteikti naują pavadinimą arba paspausti "Išsaugoti" ir prie dokumento automatiškai bus pridėtas žodis "kopija". Paspaudus dalintis atsidaro ekranas su įrenginyje įdiegtomis pranešimų perdavimo programomis. Pasirinkę vieną iš jų, galite originalų BigPris Pro dokumentą nusiųsti kitam BigPris Pro naudotojui. Pasirinkus spausdinti, pirmame lange galite pažymėti, ką norite įtraukti į dokumentą. Įtraukti valandas, įtraukti darbo kainą, įtraukti medžiagų išlaidas, įtraukti bendras išlaidas ir, jei reikia, pažymėti įtraukti neįvertintus komponentus. Tada PDF dokumente atsiras visi neapskaičiuoti komponentai su nuline reikšme. Pasirinkę reikiamus nustatymus, spaudžiame Toliau. Atsidaro 4 eilutės, kur užpildome informaciją. Įmonės pavadinimas, jūsų įmonės pavadinimas. Užsakovas/projektas, informacija apie užsakovą ir projekto pavadinimą. Projekto numeris/adresas, projekto numeris ir adresas. Data. Užpildę spaudžiame Toliau. Atsidaro langas su paruoštu dokumentu. Viršuje matomi 2 pasirinkimai – išsaugoti ir dalintis. Paspaudus išsaugoti ir suteikus dokumentui pavadinimą, jis išsaugomas telefono atmintyje. Paspaudus dalintis, dokumentą galite nusiųsti klientui arba kolegai, naudodami įrenginyje esančias priemones. Grįžimui į dokumentų sąrašą spauskite rodyklę atgal. Ačiū už dėmesį ir sėkmės darbuose su programa BigPris Pro.